Sveiki tamstos, mažikė siuntikė šiandien, bet labai laukta. Tikiuosi čia tai, ko reikia. Jo, panašu į tai, Xiaomi stiliukas, neutrali spalva kartoninė, be jokių tokių specialių išskirtinumų, pagražinimų. Viskas paprastai, tvarkingai bandom atsidaryti. O čia yra naujas Xiaomi Mi Bandas, vadinamas kaip čia ta tokia apyrankė išmanioji, taip lietuviškai. Joje pakankamai daug įdėta naujovių, pagerinta lyginant su pirmuoju variantu irgi Xiaomi. Planavau šį pirkti, bet man nepatiko dėl to, kad neturi jokio kraniuko ir realiai net laikrodžio pasižiūrėti negali, ko aš labai norėjau. Aha, čia yra įdėta ir apsauginė plėvelė šalia nuo pardavėjo. Čia labai faina yra nusibraižyti. Va, taip atrodo. Įdėta apyrankė, paprasta. Šiaip apyrankių yra pirkti, ir odinių, ir metalinių, ir visokių kokių nori. Taigi čia galima pasidaryti kokį nori pagal dizainą. Kroviklis, štai toks vaidžiukas. Galėtų aišku kažkaip paprasčiau pasikraunamas. Be vėlių kroviklio geriau būtų. Dabar pilna visko, bet nieko. Taigi, pats laikrodukas toks labai mažiukas. Rodo taip laiką, kaip paspaudė. Aha, baterija rodo, kad žingsniamatis yra, heart rate'as įsijungia ir laikrodis. O tokie va pas mus funkcijos tokios labai paprastas. Vienas tik tai mygtukas yra, daugiau nieko nėra. Viskas labai paprasta. Ir turim instrukciją. Instrukcija visa kiniškai. Nieko angliško nėra. Kinijos rinkai skirtas aparačiukas. Iš tikrųjų labai neseniai išleistas, tai pakankamai naujas, dėl to turbūt dar nelabai yra tos pasirinkimo daug europinės versijos. Taigi, kodėl aš būtent šitą pirkau variantą? Pirmas dalykas dėl brendo, tai yra Xiaomi, nes iš tikrųjų, kiek turėjau daiktų iš Xiaomi, viskas man labai pasiteisino, iš tikrųjų labai tvarkingai ir gražiai veikia, nelagina, problemų nėra, viskas žodžiu patikima ir tvarkinga. Kitas dalykas, ekraniukas būtent kaip minėjau, kad yra. Ir trečias dalykas, kad baterija rašo iki 20 dienų laiko. Nežinau, ar taip yra, ar taip nėra, bet tikrai pratestuosiu, kaip veikia, kaip atrodo viskas, kaip ryšasi su telefonu. Bus toksai update'as, dabar toksai greitas išpakavimas pasižiūrėti, kas įeina. Kaina nėra maža, virš 30-35 eurai, kažkur va tokia vaikšto, kaip ir nėra maža, bet realiai su heart rate monitoru ir tikrai tvarkingo, kad veiktų viskas gražiai, sunku kažką ir surasti. Taigi, toks daikčiukas, laukit update'o, pratestuosiu bateriją kaip laiko, kaip naudojasi, kaip su telefonu bendrauja ar pranešimus mėto. Iš tikrųjų man labai svarbu, kad rodytų, kas skambina. Tikėsimės, kad viskas šitas yra. Ir kad patogu nešioti be abejo. Šiaip toksai soft-touch'o guminė apyrankė visai nieko atrodo. Laikytis turėtų neblogai. Atrodo, kad patogi bus. Turėjau kažkokį panašų laikroduką tokį, nefirminį, kuris man labai nervavo ir labai prastai veikia. Ten pastoviai įsijunginėdavo, praradinėdavo ryšį, vibruodavo jis man naktį, tenai, košmaras būdavo visiškas. Tai praktiškai nelabai ir naudojau šio. Ir čia tikiuosi, kad tokių dalykų nebus. O tai va, kultūringai susistato. Atrodo labai šauniai. Taigi, update'as po 2 dienų naudojimo. Būtent šito Mi Bando. Iš esmės, pradžiai buvo problema, kad negalėjau prisijungti prie Mi Fito appso. Kuris priklauso, kuris valdymas visas vyksta iš jo.
Ir akauntą susikurti ant mailo kažkodėl irgi nedavė, tai tik tai ant telefono numerio susikūriau, bet kai susikūriau viskas ok buvo ir nerado man būtent Mi Bando šito pačio renginuko. Ir pasirodo, kad man problema buvo, tiesiog kad reikėjo jį pakrauti. Jisai buvo praktiškai nusėdęs ir kai tik tai sutvarkiau šitą, pakrovau, viskas prisijungė be jokių problemų. Taigi, apie patį naudojimą. Na, iš tikrųjų, priprast reikia prie jo nešiojimo, aš kai laikrodžių nepratęs nešioti, tai šiek tiek, kaip sakant, trukdo jisai, ypač miegoti su juo. Nes čia yra tas trekina, kaip tu miegi viską, tai, kaip sakant, reikia su juo miegoti, tai va tas truputį nelabai man patinka, bet pradedu priprasti per 2 naktis jau geriau kažkaip. Bet anyway, labai įdomu būtų pasižiūrėti. Parodysiu šiek tiek. Dėl baterijos. Tai aš jį pakrovau užvakar, realiai vakare atjungiau, tai dabar dar yra 98% baterijos. Tai, na, nežinau, kiek iš čia laikys man, ar čia tik tai dabar tai pradžiai labai lėtai krenta, bet, nu, nežinau, turėtų tikrai tas 20 dienų, kur sakomas, atlaikyti be problemų. Krovimą bandžiau matuoti, kokia čia baterija stovi, rašo 70 mAh, bet ant tiek lėtai kraunasi, kad net nefiksuoja mano renginukas, tai patikrinti ar iš tikrųjų tiek yra negaliu, bet panašu, kad pakankamai didelė baterija ir pakankamai gerai veikia. Kraunasi ilgai, apie 3 valandas man krovėsi kažkur, tai pakankamai tikrai daug. Ant pačio device'o nėra netgi išjungimo, jisai pastoviai įjungtas, dėl to ir pas mane nusėdęs atėjo, nes realiai visą kelionę jisai buvo įjungtas. Tai kadangi keliavo 3-4 savaitės, tai na, panašu, kad laiko nemenkai. Taigi, tiek apie patį įrenginuką. Tai va, reguliuojasi, nieko šio nesireguliuoja iš esmės, apps'e nusireguliuojat, ką rodyti paspaudus. Einam iškart prie tenai, nes ten visas įdomumas ir yra. Tai va, Mi Fit aplikaciją reikia parsisiųsti ir čia jau visas valdymas yra, visi duomenys yra iš esmės. Praktiškai per čia žiūrit tik tada, jeigu norit pasižiūrėti, kas įdomus vyko. Dabar galim pereiti prie nustatymų. Iš esmės galima įsijungti tokį, kad po kelių sekundžių pradeda vibruoti ir rodyti, kad skambina telefonas. Nerodo dėja, kas skambina, rodo tik tai, kad yra skambutis. Reikia kelt, viskas. Bet anyway, tai yra pakankamai patogu, nes pas man dažnai telefonas kur nors paliktas būna, tai labai faina, kad susiriša. Tai galima jungti, kad žadintuvas vibruotų. Negyvai, įsijungt patį žadintuvą. Galima, jisai pradės vibruoti, neprikelsit, kaip sakant, aplinkinių, netrukdys. Idle alert, tai yra būtent mankštos laikas, nurodai nuo kada iki kada, pietų pertrauką gali pasidaryti, kad netrukdytų ir ten tam tikrą laiku pradės to vibruoti, kad sakys pasimankštinti, užtenka sėdėti. Tai va, galima notificationsus iš apps'ų tam tikrų įjungti, ne tam tikrų galbūt visų greičiau. Screen unlock, tai yra net dar nepriejau prie šitos funkcijos iš tikrųjų, net nepasižiūrėjau dar čia kas yra. Kiek radau, tai kad galima tiesiog, kad tu kaip pakeli ranką, tau iškart parodo laiką, tau nereikia paspausti mygtuką. Tas yra labai faina, man atrodo, čia šitas ir yra. Tada discoverable, tai kad jį atrastų įrenginukai. Tada yra tam tikros apps'ai, tarkim, aš naudoju Google Fit'ą, jisai sinchronizuojasi automatiškai su Google Fit. Tai jisai kaip irgi fainas dalykas. Taip, toliau, ką mes čia matom pačiam pagrindiniam lange. Tai va, tarkim, šios nakties miegas, jisai fiksuoja, kiek buvo gilaus miego, kiek buvo lengvo miego, kiek laiko buvau atsibūdęs, kelintą valandą nuėjau miegot, kelintą atsikėliau, žodžiu. Ne taip, kaip ant visų tų pigių apyrankių, kad tu ten eini miegot, pats paspaudi mygtuką ir kai atsikeli pats paspaudi mygtuką, to parašo, kiek laiko miegoji.
Čia ne, čia normaliai, jisai pats užfiksuoja, nežinau kokiu būdu, nežinau kaip jis tą lengvą miegą ir gilų miegą matuoja, net neįsivaizduoju. Va, čia netgi toksai kaip grafikas yra, kaip miegoji, gali pasižiūrėti, va ten, čia va, tiek laiko buvo lengvas, tamsiai mėlynas yra gilus miegas, žydras yra lengvas miegas ir šitos geltonos linijos kiek atsibūtęs buvau. Tai va, tai, pakankamai toksai išsamus. Netgi dabar jungiu dar kažkokią funkciją, tai ten, kad dar būtų rimtesni duomenys miego. Taigi veikia šitą funkciją pakankamai tikrai gerai. Galima gausus nustatyti, kokį svorį nori pasiekti, ten įvesti visus, kiek nori žingsnių padaryti per dieną ir taip toliau. Heart rate'as, nežinau ar tiksliai veikia, bet iš tikrųjų gali pasižiūrėti visus matavimus, kada buvo daryti, matuoja pakankamai greitai iš tikrųjų, galima per patį appsą įsijungi, measure ir matuojasi. Nes išmatavo, atjungęs šitą turbūt, neprispaustas yra šiek tiek, pabandom iš naujo. Kažkodėl nenori matuoti. Reikia normaliai apyrankę užsidėti, kai tvarkingai, bet dabar aš kadangi neprispaudėsios, čia dėl to. Tai išmatau 87, tiesą sakant, dar nepasiaiškinau, čia daug skaitas ir mažai, man atrodo nemažai šiaip yra. Anyway, tai va, ir rašo kaip gausų sekasi, gali rinkti visokius medalius čia, taip toliau visokie. Na ir iš esmės pagrindinis, ką rodo, tai yra kiek žingsnių padaryta, kiek yra metrų nueita ir kiek sudeginta kalorijų per šiandien. Galima įsijungti, pasižiūrėti kelių dienų čia, visus judėjimus. Tai toksai pakankamai, čia netgi valandom yra, kada daugiausiai kokią valandą vaikščiai. Įdomi. Statsai, o taip, savaitiniai, dieniniai ir mėnesiniai. Reikia pasižiūrėti. Žodžiu, kol kas pirmieji įspūdžiai yra žiauriai faini, ta prasme tikrai vertas dėmesio daiktas, o ne tik sportuojantiem, o iš tikrųjų šiaip žmonėm, kuriem patinka tokius dalykus stebėti, kuriem patinka miegą savo stebėti, galbūt daryti kažkokius pokyčius, visai smagus daiktas. Tai va. Pasinaudosiu galbūt dar kažkiek, jeigu atrasiu kažką blogo, padarysiu dar vieną update'ą, iš esmės viską parodžiau, ką norėjau, baterija panašu, kad tikrai laikys ir iki galo jos testuoti nematau reikalo. Panašu, kad tikrai neblogai laiko, čia buvo vienas pagrindinių mano kriterijų, kodėl aš jį pirkau, kad nereiktų kas 2 dienas krauti, o smartwatchus iš viskas dieną reikia krauti nusiminėtinai, tai žodžiu pakankamai užmės. Krovimas nėra labai patogus, reikia išlupti iš šito, įdėti į čia, kontaktus pagauti, USB įdėti, bet kadangi tai reikės daryti 1 kartą per mėnesį, ten 2 kartus per mėnesį, tai manau tikrai nėra problema, koks tai krovimas bebūtų. Taigi apyrankių galite rasti iš tikrųjų labai įvairių, ir metalinių, ir odinių, visiems skoniam, visiems žmonėm, su skirtingais norais ir taip toliau, taigi nėra problemų, pabandysiu aš kelis linkus įmesti, kaip tai atrodo iš tikrųjų, kad pasižiūrėtumėt, kokių variantų yra. Taigi iš tikrųjų pakankamai universalus daiktas ir tikrai prisitaikyti gali praktiškai kiekvienas savo. Beje, buvau įmetęs į vonią iš tikrųjų, pasižiūrėti, kaip laiko vandenį, jokių problemų nėra, viskas veikia, panašu, kad su atsparumu viskas tvarkoje. Taigi, linką taip pat į daiktą irgi įdėsiu, jis man ėjo kelias savaitės, pabandysiu pasižiūrėti, galbūt kokią geresnę kainą rasiu, kokiam gerbėsti, ar Tiny Deal'e, ar pačiam AliExpress'e, iš kokio normalaus pardavėjo, ir mesiu linką, kur realiai aš pats pirkau. Bet keliavo daugiau negu mėnesį, kas man nelabai patiko. Anyway, taigi, dėkui, kad žiūrėjot, subscribinkit kanalą, eikit į
YouTube'ą, į Facebooką mano. Ten taip pat metu naujienas visokias. Ir dėkui, kad žiūrėjot. Geros dienos. Iki greito.